Taigi, sveikos ir sveiki užsukę į Giddy Stitch kanalą. Aš vardu Gitana. Filmuoju jau antrą ar trečią, o gal net ketvirtą kartą, nežinau, jau vakar filmavau, bet kažkas negerai, ištryniau viską, galvoju, viskas, nieko nebedarau šiandien, rytoj. Tai va, tai žodžiu, čia tokį padėjau meškį, kad nebūtų tuščias stalas. Čia dar mano vienas toksai hobis, prie kurio prisėdu dabar jau labai retai. Nu, bet tai va, tokį va gražuolį. Praeitą savaitę pabaigiau. Buvo kulėjo pradėtas, nežinau, gal mėnesį, gal daugiau. Reikėjo galvytę pabaigti, nu tai va pabaigiau. Tai va čia padėjau, kad nebūtų jums į tuščią stalą žiūrėti, kol aš čia paplepėsiu pradžiai. Tai va, tai ką aš parodysiu jums šiandien? Parodysiu savo visus projekčiukus, procesiukus, ką judinau per rugpjūčio mėnesį. Taip pat parodysiu dar keletą pirkinukų, tokių nedidelių, truputį apie juos papasakosiu. Tai va, ką čia dar noriu pasakyti. Beje, noriu labai padėkoti už jūsų palaikymą, už komentarus po mano ankstesniais video. Labai jums ačiū, tai labai vertinu. Taip ir toliau pakomentuokit, diskutuokim komentaruose. Taip pat labai smagu, kad su daugeliu merginų susirašinėjom per Instagramą. Kaip sakant, aptariam savo hobį, tai kas mus vienyje, bendros temos, tai ta bendra tema, tai aišku, yra siuvinėjimas kryželiu. Tai va, tai žodžiu, labai jums ačiū, kad palaikot, kad laikinat, kad komentuojat. Tai aš jau traukiu šitą gražuolį iš ekrano ir pradėsiu jums tada rodyti, kągi aš siuvinėjau. Tai pirmas darbas, pirmas pradėtukas, jis tiesa yra mano Liepos paskutinės dienos pradėtukas, nes Liepą neturėjau nei vieno pradėtuko, tai labai norėjau turėti, tai va Liepos paskutinę dieną, nežinau, kuri ten buvo, ar 30 ar 31, žodžiu, pradėjau va šitą bitutę Lukas. Siuvinėjom su keliom merginom Instagrame, tai va, aš pirmavau, jos prie manęs prisijungė. Dabar jau mane netgi ir aplenkė kryžiukų skaičiumi, tai šaunuolės mergaitės, varykit taip ir toliau. Tai va, atrodau, ką turiu. O turiu va, aš va tiek. Ta Liepos paskutinė diena, tai aš pasiuvinėjau gal čia tų pusinių truputį, nu gal apie 100 kryželių. O visa kita čia yra padaryta per rugpjūčio mėnesį. Nežinau, kiek čia tų dienų siuvinėjimo, bet va, spalvytės gražios. Aš keičiau medžiagą, siuvinėjau ant Evo 32 kaunto. Čia paprastas toksai baltas, nežinau, spalvos kodo nieko nepasakysiu, neatsimenu. Tai va taip gražiai gula visi kryžiukai, va man va iš šito rakurso, va kaip gerai atrodo. Tai va, nežinau, galvoju apie tai, kad galbūt norėčiau visai ir pabaigti aš rugsėjį. Planuoju jį dar rugsėjį judinti, tik nežinau, kiek man jį pasiseks. Jau senai turėjau pabaigtuką, tai labai norėčiau pabaigtuko. Tai va, tai tiek. Tai tiek su šitu darbu, gal aš jį paliksiu čia kur nors kamputyje, kad jisai šiek tiek matytųsi. Pasigrožėtumėt, galėtumėt pasigrožėti. Taip, tai toliau, ką aš jums noriu parodyti, o dabar aš jums parodysiu, ką aš nusipirkau. Tai va, nusipirkau aš DMC siūlų paletę. Jos pavyzdukus visus, va čia va kiek va, koks grožis, pažiūrėkit. Gal, pasaka, ne? Gražu, labai gražu. Tai va, o kodėl aš ją pirkau, kam man jos prireikė? O man prireikė todėl, kad aš padariau tokį dalyką. Va štai tokį va, pažiūrėkit, ką aš padariau.
čia yra, aš gal va taip išimsiu, čia toj dėžiai taip aukštai nesi. Žodžiu, čia yra siūlai iš AliExpress. Aš užsisakiau siūlų iš AliExpress. Dabar tiksliai nepamenu, ar virš 300, ar virš 400. Žodžiu, visa čia yra DMC analogas, galima sakyti. Nu, kopija kažkokia. Ta prasme, pagal DMC paletę siūlai. Tai tam, kad aš galėčiau siuvinėti su jais. Nu, pažiūrėti tiksliau, ar atitinka spalvytės, aš ir nusipirkau šitą DMC siūlų paletę. Ir tiesiog išsitraukiu siūliuką ir aš pridedu prie palytytės ir aš žiūriu, aš sulyginu, ar tikrai atitinka spalvas. Ir ką galiu pasakyti, kad, nu, labai daug spalvų atitinka. Sumokėjau šitus visus siūlus netoli 30 eurų, nes, nu, pripažinkit, DMC siūlai, nu, tikrai jie nėra pigus. Tai siuvinėti, o aš siuvinėti noriu tikrai labai daug. Man vis užsimanau, vis kažkokią pamatau autorinę schemą, viskas noriu pradėti, noriu siuvinėti. Kai pasižiūri, kiek ten spalvų, 40, 30, 50 spalvų, nu, susipirkti DMC siūlus, nu, kainuoja tikrai dar audinys, nu, tai va. Tai aš nusprendžiau pabandyti su kinietiškais siūlais. Kodėl čia va taip va yra surašyta? O todėl, kad man lengviau atrasti siūlą, va yra kaip va, pirma paletė, antra, trečia ir taip toliau. Tai va aš lygiai taip pat ir va sakykim va, pirma paletė, nu tai va čia va šita maišelį yra visi va šitie siūliukai sudėti, taip surūšiuoti. Ir man kai kokio reikia, aš tiesiog paimu, susirandu ir suvinėju. Tai va, o kodėl aš čia taip tarp savo judintų darbų įterpiau ir rodau jums tuos siūliukus, aš juos čia dabar biškį pačežinsiu, patrauksiu. Kodėl aš čia juos taip rodau? Dėl to, kad aš pradėjau vieną autorinę schemą. Tuoj parodysiu kokią. Ir siuvinėju ją būtent su kinietiškais siūlais. Va štai šitą. Va, aš siuvinėju su kinietiškais siūlais. Ir va, rodau, ką turiu. Pažiūrėkit. Reikia taip, kad fokusuotų. Pažiūrėkit, kokie kryželiai. Čia nusipirkau. Šaly. Čia buvo ne magnetukas, o buvo toksai, nu toksai va, aš priklijavau magnetuką. O ten buvo tokia datytė, aš ją su replytėm nuėmiau, priklijavau magnetuką, pasidariau. Nes čia labai tinka. Va, čia švyturys ir čia švyturys. Fainai atrodo. Tai va. Tai pažiūrėkit. Tiesa, tam rinkinyje siūlų iš kiniečių nėra naujausių DMC spalvų. Tai yra nuo 1 iki 35. Jų nėra. O va čia kaip tik va šitie va pilki atspalviai. Čia yra siuvinėta su DMC siūlais. O čia fokusuoja. Tai va, galit palyginti skirtumą. Čia yra pilki atspalviai 1, 2, 3, 4 siuvinėta su DMC siūlais. O va visa kita čia yra kinietiškais siūlais. Nu tai kaip jums. Dar man atrodo, gal va šitas va tamsus yra DMC, tiksliai nepamenu. Nes galbūt man labai netitiko. Tai va. Tai va, nu kaip. Nu man tai labai patinka. Kokia jūsų nuomonė, parašykit. Rasit bandžiusius kinietiškus siūliukus. Kaip jums patiko, ne, kaip galvojat, va čia nesąmonė padariau. Nors mano nuomonė tai tvirta, man tikrai patinka. Rezultatas kas gaunasi, čia irgi siuvinėta ant Evo 32 kaunto. Tai, nu, aš tai labai patenkinta esu. Nu, pažiūrėkit, nu, nesiskiria tie kryžiukai. Aišku, sulygint siūlus, tai DMC yra toksai švelnesnis, glotnesnis. Per tą Evo tą audinį taip, nu, taip kaip slysta, kaip sakau, kaip per sviestą. O va šiti irgi viskas okei su jais. Su va tais kinietiškais. Bet nugula, tai jie vienodai. Vienodai gražiai. Nu, gražus tie kryželiai. Nėra čia pas mane jie idealūs jau tokie, bet
Nu, aš tai neturiu prie ko prisikabinti. Aišku, yra tokių spalvų netitikimų, keletą spalvų radau, kur ženkliai skiriasi. O šiaip, nu, šiek tiek galvos vos šviesesnis. Bet ten, ta prasme, nu, jeigu reikėtų centimetrais, milimetrais matuoti, nu tai milimetrų. Nu kaip čia jums paaiškinti, kaip čia skiriasi tas atspalvis. Nu tikrai labai nedaug. Aš gal galėčiau, dabar nieko nepasirašiau, bet va kitam video galėčiau paieškoti spalvų tiesiog atsitiktinai išsitraukti kažkokias, kurias turiu DMC nusipirkus ir va iš kiniečių ir kažką palyginsiu, jums parodysiu. Pamatysit. Tai va. Tai čia mano buvo pradėtukas, ta mergina mėlynais plaukais. Pradėtukas rugpjūčio mėnesį. Čia aš išsiuvinėjau netoli 2000 kryžiukų, 1700, tai va tiek. Tai va, tai vienas mano rugpjūčio pradėtukas ir buvo dar antras pradėtukas. Tai parodysiu koksai, o tas pradėtukas va toks gražuolis vainikas va. Aš vadinu jį violetiniu vainiku. Tai va čia antras mano rugpjūčio pradėtukas buvo. Nežinau, gražios spalvos. Užsimaniau pradėti, nu tai aš jį ir pradėjau. Tai va. Rodau, kiek pavyko man, ką pavyko nuveikti. Tai va, tiek. Čia tuo ir pažiūrėsim, kiek čia. O čia virš 1100 kryželių. Va. Ir irgi aš čia siuvinėjau kinietiškais siūlais. Išskyrus irgi pilkus atspalvius, nes ir šitoj schemai irgi eina 1, 2, 3, 4 tie pilki atspalviai. 1, 2, 3, 4 numerio. Tai va, tai aš juos DMC turiu. Tai aš juos siuvinėjau. Nu, bet ar matot skirtumą? Nu, aš tai ne. Nu, man tai labai fainai. Man svarbiausia, aš labai jaudinausi, kaip guls tas siūlas, ar bus lygus tie kryžiukai. Tai va. Tai va, irgi čia ant Evo 32 kaunto. Tai va. Tiek. Tai čia buvo mano štai tokie 3 pradėtukai. Liepos mėnesio ir 2 rugpjūčio mėnesio. Aš taip susiplanavau, kad noriu per vasarą pradėti 4 pradėtukus. Pats pirmasis vasaros pradėtukas tai buvo mano va šitos rožytės. Aš jas irgi šį mėnesį judinau. Čia buvo birželio mėnesio pradėtukas, jeigu gerai atsimenu. Tai va, pasiuvinėjau šiek tiek beko ir va šitas rožiniais, va šitais rožiniais. Galvau, pavyks padaryti bent jau vieną rožę kartu su visu beku, su viskom, bet kažkaip nelabai. Nelabai man pavyko. Čia žinokit, šalia ant palangės mano katė bando užlipti. Tai galit girdėti, kaip jinai krebžda. Reina. Ką tu sugalvojai? Štiš, bėk iš čia, bėk. Tai va. Tai va tiek. Gražus šitas procesiukas. Tai va. Norit, galiu parodyti, kaip jis visas atrodys. Nežinau, ankstesniuose video gal rodžiau. Nu, bet ką, dar pasigrožėkit. Va. Va, kas kausis. Tai va, aš esu va šitoj vietoj, va šitą, va, tikėjausi va šitą rožę išsiuvinėti. Nu, bet kaip matot, čia dar trūksta užpildyti truputį. Tai va. Tai tiek. Tai va. Ir turėjau dar vieną netikėtą pradėtuką. Aš apie jį dabar įdėsiu tokį gabaliuką ir papasakosiu. Tai va, dabar aš jau stabdau video. Bus įdėtas tada tas gabaliukas, kurį aš nufilmavau iš anksčiau. Nu, pažiūrėsit, suprasit kodėl. Ir paskui tada vėl pratęsim, nes dar turiu parodyti, ką siuvinėjau dar rugpjūčio mėnesį. Tai štai merginos. Čia netikėtas toksai mano pradėtukas. Truputį noriu apie jį daugiau papasakoti, kokia nesėkmė su juo mane ištiko. Čia yra toksai schema naujametinė lentyna. Čia kur nors kamputį įdėsiu, kaip jinai atrodo, ta schemutė. Labai gražus dizainas, labai man patiko, įsimylėjau, pamačiau jį pas Rasą. Labas Rasa, jeigu žiūri, tikriausiai žiūri.
Tai va, tai ir aš staigiai susirinkau siūliukus, įsigijau medžiagą, čia yra Linas 32, pirma patirtis mano tokia ant jo siuvinėti. Ir matot kryžiukus? Rodau iš arčiau, pažiūrėkit. Kažkas baisaus. Kokie kreivi šleivi. Tai žodžiu, aš paimsiu čia truputį parodyt. Žodžiu, iš tų minėtų kinietiškų siūliukų, kuriuos užsisakiau, aš susirinkau juos, nu ir galvoju, siuvinėsiu. Viskas bus ok, kaip ir su kitais mano projekčiukais, kur jau rodžiau, kur matėt. Tai, žodžiu, ir pradėjau. Nu, pradžioj, kol buvo išsiuvinėta va šita va viena spalvytė, ta tokia visai šviesi, nu, man atrodė visai nieko. Nes siūliukai tokie truputį pasipūtę, tai toks vaizdas visai nieko man buvo, atrodė, kad likinai kaip ir vilnonė tokia iš tolo, ta kojinė atrodo. Bet, pažiūrėkit iš arčiau, kokie tie kryžiukai šleivi. Žinot, ką supratau? Kad ant lino siuvinėti su kinietiškais siūlais, nu čia yra košmaras. Negula jie gražiai, va čia kur balti tie rutuliukai, jau iš lėto siuvinėjau, stengiausi dėlioti. Nu tai dar toks patenkinamas vaizdas. Bet ir tai, va, pažiūrėk, nu kiek kreivų. Tada, kaip aš išsiuvinėjau va čia va viską, va čia va tas šviesias spalvas, atėjo spalvytė šitai. O šitai man kinietiškų siūlų šita spalvytė būtent neatitiko, nes, nu jau nežinau, ar parodysiu, čia filmuoju tokį gabaliuką, nes noriu išardyti ir pradėti iš naujo. Tai žodžiu, tai va čia paimti yra DMC siūlai, nes kinietiškas siūlas buvo ar per tamsus, man atrodo, kad žodžiu netitiko. Tai aš pasiėmiau DMC, nes turėjau. Ir pažiūrėkit į kryžiukus. Matot, kokie gražus, lygus, nu tikrai. Ir tada aš supratau, kad ant lino aš siuvinėsiu tik su DMC siūlais. Tik tai. Tai pažiūrėkit, ką aš padariau. Va, kokie grožiai. Va. Aš paėmiau ir nusipirkau DMC. Ir jokiais kinietiškais siūlais aš ant lino daugiau niekada gyvenime aš nesiuvinėsiu. Tikrai ne. Nes, nu, košmaras. Ir įsivaizduojat, tiek išsiuvinėjau, aš dar galvojau, nu gal kažkaip, gal įgus ranka, gal kažkaip man, nu, pavyks palyginti tuos siūliukus. Dar tikėjausi susidės čia backstitchas išsiuvinės, nu kaip ir, bet kai išsiuvinėjau va šitus va rusvus kryžiukus su DMC, aš supratau, kad ne, tikrai ne. Tai žodžiu, sėkmės man dabar visą šitą reikaliuką išardyti ir persiūti su DMC siūliukais. Tai va, tai norėjau čia greitai pasibėdavot, kaip sakant. Tai va, tai žodžiu išardysiu ir bus toksai kaip ir ne visai restarčiukas, nes va šito plotelio aš neardysiu. Tiesiog čia, sakykim, vadinkim mano tokia klaida. Ir siuvinėsim, galima sakyti, iš naujo. Tai va, tai tiek. Žodžiu, išardau, išsiuvinėsiu, nu ir susitiksime tikriausiai netrukus. Šitą gabaliuką tokį terpsiu ir tada jau parodysiu, kaip viskas atrodys DMC siūlais. Aš labai tikiuosi, kad iki mėnesio galo aš tą spėsiu padaryti. Jeigu nespėsiu, tai rezultatas bus tikriausiai tik tai kitą mėnesį. Bet aš labai pasistengsiu spėti. Čia, nu, porą dienelių, dabar mano tempais porą dienelių ir bus viskas ok, bus išsiuvinėta. Bet dizainas šitas man, nu tai, čia po tigro turbūt mano antra meilė. Šitas dizainas, būtent ta naujametinė lentyna. Aš vis kažkodėl noriu kalėdinę lentyną vadinti, nežinau kodėl. Bet va, girdžiu, Rasa vis kaip kalba apie jį, tai sako naujametinė lentyna. Tai tikriausiai naujametinė. Aš labai neatkreipiau dėmesį į schemos pavadinimą tikslų. Nu, sakykim čia. Tebūnie naujametinė kalėdinė lentyna. Tai va, gerai, mergaitės. Tai iki netrukus. Na tai štai parodysiu. Argi pavyko man su ta kojine? Ogi pavyko. Štai išsiuvinėjau. Tiksliau, išardžiau viską ir išsiuvinėjau DMC siūlais. Nu gražiau. Aišku, ant lino siuvinėti
šiek tiek iššūkis buvo man. Pirmas kartas, kaip sakant, ant lino. Ant Eva man gražiau mano kryžiukai gula negu ant lino. Nu, bet nepalyginsi, kai buvo su kinietiškais siūlais. Tai štai, parodo. Fainai. Galvojau, pabaigsiu visą kojinę ir beką padarysiu, bet kažkaip nepavyko. Norėjau tikrai, man atrodo, daugiau pasiuvinėti gal. Tai čia tokį įterpiau porą dienų tą kojinytę išardyti, pataisyti, kas va dar čia šiek tiek lentynas pradėjau. Nu, bet šį mėnesį va per rugsėjį norėčiau dar antrą kojinę turėti. Jau su backstitchu, su visko. Tai žiūrėsim, kaip man pavyks. Tai va, labai smagu, kad siuvinėjam mes 4 ar 5 merginos šitą naują metinę lentyną. Tai sveikos mergaitės. Kaipgi jums sekasi? Ar turit jau kojines? Pas Rasą tai jau turbūt daugiau negu pusė išsiuvinėta. Tai vat fainai. Nu, mes vysimės, Rasa, tave. Tai va. Tai va taip. Na ir dar parodysiu paskutinę savo siuvinį. Jau turbūt įtarėt, ką tokį. Kaip ir kiekvieną mėnesį. Tai tadadadam, savo gražuolį tigrą. Nu, labai jau visai. Oi, aš jį tik pamatau ir viskas, noriu griebti ir siuvinėt. Tai va. Va, ką man pavyko padaryti per rugpjūtį. Tiesa, normos 5000 kryželių nepavyko padaryti. Padariau 3500, man atrodo, gal netoli 4 kažkas tokio, tai išsiuvinėjau va čia, nosytės papildžiau, nes čia buvo neišsiuvinėta, čia viskas, žodžiu, va taip, nuo šito va lapelio. Va šita pusė ir va taip kažkaip, va šita pusė. Nu, būtų 5000, gal būčiau čia va taip. Sulyginus, kaip sakau. Nu, bet aš jau nekantrauju tas akis siuvinėti. Aš kalbu, bet aš kažkaip einu ir nedaeinu iki jų. Nu, kažkaip jau labai čia ilgai. Nu, bet aš mėgaujuos kiekvienu kryžiuku. Pažiūrėkit, nu va, grožis. Jis man kaip gyvas. Aišku, aš galiu pasivyti, nes dabar atsilieku 2000 kryželių kažkur nuo savo normos. Jeigu noriu pabaigti iki naujų metų, tai man reikėtų padaryti backstitchą, ūsus. Va čia va visur turi būti ūsai. Man atrodo, aš jau viską esu išsiuvinėjus, galėčiau daryti backstitchą, va šitoj va vietoj, ūsus siuvinėti. Bet aš nežinau, ar noriu, nes čia dar dedasi lankelis, kad man nesusilankstytų kažkaip. Nu, pagalvosiu, bet aš tada prisivyčiau. Ir tada vėl galėčiau stengtis 5000 siuvinėti mėnesį. Tada tikrai iki naujų metų man pavyktų jį pabaigti. Nes dabar turiu aš jau čia virš 50%. Jo, to darbo išsiuvinėto. Gražaus darbo. Pasigrožėkit. Aš grožiuosi kiekvieną kartą paims. Aišku, čia audinys pasilankstęs dabar. Nu, bet, nu grožis, nu nesakykit. Ai, va, labai smagu, Monika nusipirko šitą rinkinį. Tai aš jau laukiu jos pradžios, kada jinai pradės. Man labai įdomu, ar ir jai sukels tas pačias emocijas, kaip ir man, besiuvinėjant šitą darbą. Nes, nu, aš negaliu, aš jį pamatau, aš tirpstu. Parašykit, jum yra? Turit tokį darbą, kur, vat, nu, negalit. Tiesiog paimat į rankas ir viskas, norit imt adatą, siuvinėt. Ir tokie emocijų tie pliūpsniai, nu, aš va neužsičiaupdama galiu girti, kalbėti, man čia siūlai, kryžiukai, medžiaga, ta prasme, nu, man čia viskas patinka. Viskas, absoliučiai viskas. Nu, labai fainai, negaliu. Toks jausmas, aš jį noriu siuvinėti, bet aš nenoriu, kad jisai užsibaigtų tas darbas. Nu, atrodo, nu kaip aš dabar be jo būsiu. Pabaigsiu ir kas toliau, ir ką. Aišku, šitoj serijoje yra gal 5 ar 6 panašus dizainai, kuriuo aš visų tarp kitko noriu. Ir aš juos tikrai nusipirksiu. Netgi galvoju sau gimtadienio dovaną tokią pasidaryti. Nusipirkti tuos visus rinkinius iš šitos serijos.
Vat mintis kaip jums. Faina būtų dovanėlė, jo. Vat spalį mano gimtadienis, tai būtų super. Tai vat. Nu, žodžiu, giriu, be proto daug pagirų čia jam. Daug liaupsių, bet jis to nusipelnė. Šitas procesas mano to nusipelnė. Tų lapų grožis. Nu, o dieve. Man ta nosis, aš negaliu į tą nosį žiūrėti. Aš įsivaizduoju, kas bus, kaip aš išsiuvinėsiu akis. Nu, tiesiog. Aišku, dar gruodį, kas čia per gruodis. Rugsėjį. Nežinau, ar aš jas siuvinėsiu, nes kažkaip man norėtųsi va šitą pusę. O čia, jeigu tuoj palaukit, susirasiu, tai va, žiūrėkit, kas čia manęs laukia. Va, čia mano vaikelis kalba, su žaisliukais žaidžia, tai galit girdėti. Tai žodžiu, manęs laukia va šita gėlytė. Tai gal aš va taip į viršų ir va rugsėjį va taip į viršų palipsiu tą gėlytę, čia biškiuti tų lapų. Nu gal reikia užgriebti tą akį vieną. Bet man noris jas abidvi iškart išsiuvinėti. Tai vat nežinau. Nu žiūrėsim. Bet grožis bus, ane? Aš net girdžiu, kaip apie tigrą kalbant, mano net balsas pasikeičia. Ta prasme, nu, negaliu, grožis. Tiesa, nebaigiu, nu parašykite į komentarus. Turit jūs tokį savo rinkinį, tokį darbą, kurį siuvinėti ir va alpsta taip kaip aš. Vat galit šnekėti be proto valandas apie jį. Kad ir tą patį per tą patį. Gražu, Jėzau, nuostabu, gražu. Bet vis tiek. Nu, viskas. Jau gal aš gana, nes čia tik tai gražu ir gražu, daugiau kitų žodžių negirdit. Tai va, nu dar pasigrožim dar kartelį. Nosytė, o kai bus ūsai. Fine. Va taip įdomiai eina, pavyzdžiui, Backstitch'o, čia bus tik tais tie ūsai visi. Ir va čia ant drugelio kažkoks pora tokių. Labai įdomiai kažkaip ant drugelio, man čia net nereikia iš tikrųjų to Backstitch'o. Bet va jis yra, va čia bus kažkur. Gal pora tokių, kaip sakau, pora linijų. O taip va matosi, Backstitch'as bus va. Ūsai va šiti visi. Tai man atrodo, aš padaryčiau šitą Backstitch'ą ir aš pasivyčiau savo planą visą. Ir tada galima būtų tikėti, kad tikrai aš iki naujų metų jį pabaigsiu. Nu, žiūrėsim. Tai va. Tai tiek. Tai turbūt, nu, paliksiu aš jį gerai. tą nosytę paliksiu, vat, pasigrožėt, va taip tą nosytę čia paliksiu, va kaip šneka mažiukas. Taip, taip, oi kaip šneka, va girdi, kad mama šneka ir jisai šneka su manim, nesvarbu, kad aš jį nežiūriu, žiūriu į kamerą, tai vat, nu, va, ta nosis lai matosi. Tai žodžiu, tokie mano darbukai, va tokie, va bitutė. Tai va taip, tai tiek turbūt aš norėjau parodyti. Dar ką parodysiu. Parodysiu dar, ką aš gavau, ką aš užsisakiau ir ką aš planuoju daryti. Jau porą padariau, va, pažiūrėkit. Va. Čia bus magnetukai. Aš jau porą padariau. Pasidariau juos savo. Va, moliūgėlis. Nes turiu planą pradėti taip pat galbūt lapkričio mėnesį rinkinuką, kur praeitam video rodžiau, man atrodo, moliūgus Lukas turiu nusipirkus, tai va šitas magnetukas skirtas tam rinkiniui. Tai va. O čia kas čia, fokusas dingo ar kas čia? Tai va. Tai va, va taip padėsim. Tai nežinau, merginos, gal norit magnetuko? Parašykit man per Instagramą, ką nors sutarsim. Čia bus magnetukai. Va šitų man kaip ir, nu kol kas man atrodo, jie man nelabai reikalingi. Žiūrint į procesiukus, kuriuos aš ketinu pradėti, arba kuriuos turiu, tai jie gulės kaip ir. Tai va, jeigu jums yra noras tokių magnetukų, tai man per Instagramą parašykit, aš čia, nu va čia kažkur šuniukį spigliukų deivė. Instagrame galite susirasti. Tai va, nu tai tiek. Tai tiek, parodžiau trupučiuką. Dar tiesa, vat kalbėjau apie šitą projektą, irgi aš nusipirkau, kaip matot, nurkė lankelį pasibandymui. Nesu niekad bandžius, nu tai man super.
Nes va pavyzdžiui, va šitas, mėtau, va šitas yra tokio pačio dydžio, nu lygiai tokio pačio dydžio. Bet čia yra iš AliExpress. Čia jisai taip džiaugiasi. Čia džiaugiasi, vaikas mano šneka. Taip, šneki. Tai va. Bet, nu, įtempimas netoks, snurgia 100 kartų geriau. Aišku, ir čia neblogai, va kaip matot viskas, nu aišku, tokių va yra. Bet va čia va tai va. Labai lygiai įsitempia, labai fainai viskas. O čia reik biški pavarti. Bet aš siuvinėju, nežinau, man patinka. Visai neblogai. Bet nurgia vertas savo vardo ir savo pinigų. Tai va, tikrai planuoju daugiau nurgia lankelių įsigyti būtinai. Ir man va šitas vadydis man pats geriausias. Koks čia yra? Čia yra numeris 3. Tai man jisai ir patogiausias. Nors aišku, aš nei mažesnė, nei didesnė nesu nurgia bandžius. Bet kažkaip, nu, labai patogu man. Tai va, gerai, mažytis jau, kaip sakant, kviečia mamą. Tai aš pabaigsiu šitą video. Papasakojau viską, ką norėjau. Nežinau, jeigu čia šiek tiek trukdo triukšmas, nu, bet čia vaikutis mano šiukauna. Ateik. Tai va, pasiėmėm mes ant rankų ir atsisveikinsim tada mes su jumis. Taip, ate. Ačiū, kad žiūrėjot. Lygių jums gražių kryželių ir iki susitikimo kitame video. Ate. Taip, mergaitės, nors jau atsisveikinau, bet dar pamiršau vieną dalyką. Taigi aš įrėminau savo patį pirmą išsiuvinėtą darbą. Štai, rodau, čia šiek tiek atsišviečia, kaip čia dabar, kad geriau matytųsi. Tai va, čia yra Lukas Aguonas. Aš jį pradėjau 22 metų 05.27 dieną, o pabaigiau 22 metų 09.25 dieną. Nu tai realiai apie 4 mėnesius siuvinėjau. Tai va, čia yra mano pats pirmas darbas. Kaip sakant, nuo šito darbo prasidėjo visa mano siuvinėjimo kryželių karjera. Tai va, labai fainai. Aš netgi pavasarį pasisėjau aguonų. Čia va yra aguonos iš mano daržo. Kad galėčiau padaryti jam fotosesiją. Ja taip pat galit pamatyti su Reelsą padarius ir nuotraukėlių įkėlusi Instagrame. Tai vat, susiraskit mane Instagrame ir galėsit pamatyti. Labai fainos nuotraukos, taip džiaugiuosi. Šitą rėmelį, jisai va toksai su tokiais, kaip sakau, pasidaužęs, toks šiek tiek pavargęs, bet man jisai patinka. Nu nežinau, jis man čia labai tiko šitam darbui. Tai aš jį pirkau už 3 eurus, tokiai sendaikčių parduotuvėliai. O čia kaip atsišviečia. Nu, stiklas. Paprastas stiklas, nėra ko norėt. Nu, bet žodžiu, va taip va. Nu, labai fainai man čia jis atrodo. Kol kas aš čia jį svetainiai tiesiog pastačiau. Tiesiog, kad galėčiau pasigrožėti įrėmintų, jau visiškai pabaigtų darbų. Įtempiau aš čia tą audinį pati, kaip mokėjau, savamoksliškai. Tiesiog, nu, atrodo visai lygiai, gražiai. Man patinka. Tai va. Tai vos nepamiršau parodyti dar šito dalykėlio. Tai dabar jau tikrai atsisveikinu. Vėl mano mažiukas kalbasi. Žodžiu, na tai tada tikrai jau iki pasimatymo kitą mėnesį. Ate.